Mylimieji, šiandien kalbėsime apie tai, kas mūsų gyvenime yra tikrasis šaltinis, iš kurio mes semiamės stiprybės, vilties ir išminties. Ar kada susimąstėte, kiek dažnai mes savo gyvenime pasikliaujame kitais žmonėmis, jų nuomonę ir pagalbą? Dažnai laukiame pripažinimo, paramos, supratimo iš savo artimųjų, draugų, kolegų, bendruomenės. Ir tai natūralu, nes esame socialios būtybės. Tačiau Biblija mums primena vieną svarbią tiesą. Dievas, o ne žmonės, yra tikrasis mūsų jėgos šaltinis. 23 psalmėje sakoma: viešpats yra mano ganytojas, man nieko netrūksta. Ši eilutė atspindi tą vidinį tikrumą ir pasitikėjimą, kuris kyla iš suvokimo, kad mūsų gėrybių, stiprybės ir užtikrintumo šaltinis yra Dievas, o ne laikini pasaulietiški dalykai. Viešpats mus aprūpina ir suteikia to, ko mums reikia kasdien. Kai mes viską dedame į Dievo rankas, jis pasirūpina viskuo, kas mums būtina. Gyvenime būna visko. Net patys geriausi mūsų draugai ar artimiausi žmonės, nors ir nenorėdami, gali mus nuvilti, įskaudinti. Jie taip pat yra žmonės su savo silpnybėmis, problemomis ir rūpesčiais. Tačiau Dievas kitaip nei žmonės yra visada patikimas. Laiške Hebrajams sako: Jėzus Kristus yra tas pats vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius. Ši eilutė primena, kad Dievo ištikimybė, meilė ir galia nesikeičia, nepaisant aplinkybių ar gyvenimo išbandymų. Jis skatina pasitikėti Kristumi visose situacijose, nes jis yra patikimas ir nuolat su mumis. Jis nesikeičia. Tad kai susidurėme su gyvenimo išbandymais, kai netenkame tų, kuriais pasikliovėme, Dievas yra tas, kuris niekada mūsų nepalieka. Jis yra tvirtas pamatas, ant kurio galime statyti savo gyvenimą. Dievas trokšta, kad mes pirmiausia jį laikytume savo šaltiniu. Evangelijoje pagal Matą Jėzus mus kviečia: ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jus atgaivinsiu. Jėzus kviečia pas save visus, kurie jaučiasi pavargę, prislėgti gyvenimo sunkumų, nuodėmės naštos, nerimo, rūpesčių. Tai yra meilės ir užuojautos žodžiai, kurie rodo Jėzaus troškimą palengvinti mūsų kančią. Jėzus kviečia ne tik klausytis jo žodžių, bet ir aktyviai kreiptis į jį su pasitikėjimu, tikėjimu ir atvira širdimi. Jis yra tikroji ramybės ir paguodos vieta. Jėzus kviečia visus, kurie jaučia tiek fizinį, tiek emocinį ar dvasinį nuovargį. Žmonės, kurie jaučiasi prislėgti gyvenimo naštos, yra kviečiami gauti palengvėjimą. Jėzus pažada suteikti poilsį ir atgaivą, kuri yra gilesnė nei tik fizinis poilsis. Tai yra dvasinis išlaisvinimas, ramybė ir paguoda, kurią gali suteikti tik Dievas. Jėzaus kvietimas mums primena, kad niekas nėra paliktas vienas savo sunkumuose. Jėzus kviečia atsiremti į jį, nes jis ne tik supranta mūsų kančias, bet ir turi galią jas palengvinti. Jis viską atliko ant kryžiaus. Tikroji ramybė ir stiprybė randama tada, kai mes visiškai pasitikime juo. Tai kvietimas mums visiems. Dievas nori, kad mūsų sielos rastų ramybę ir poilsį jo glėbyje. Jis nori būti mūsų stiprybė. Jis nori mus palaikyti, kai mums sunku, kai jaučiamės palūžę. Dievas kviečia mus ateiti pas jį ir semti stiprybės iš jo. Žmonių pagalba ir parama gali būti laikina, tačiau pasitikėjimas Dievu suteikia tą giluminę ramybę, kurios nepajudina jokie išoriniai iššūkiai. Apaštalas Paulius, net sėdėdamas kalėjime, galėjo sakyti: aš visą galiu tame, kuris mane stiprina. Jis žinojo, kad ne žmonės, ne aplinkybės, bet pats Kristus yra jo stiprybės šaltinis. Ir šis pasitikėjimas leido jam atrasti džiaugsmą bei ramybę net ir sunkiausiu metu.
Tad šiandien kviečiu apmąstyti, iš kur semiamės stiprybės, vilties ir paguodos. Ar savo sunkumais ir džiaugsmais pirmiausia dalijamės su Dievu, ar skubame ieškoti žmonių paramos. Atminkime, kad Dievas, o ne žmonės, yra mūsų tikrasis šaltinis. Tegul ši tiesa padeda mums dar labiau jį pamilti ir pasitikėti jo ištikimybę. Amen. Taip tebūna.